pasirinkimo, kai jau supratau, kad problemą turiu, kaip vadovai nukeliauja iki kažkokio tai vienokio ar kitokio tobulėjimo plano? Tikrai taip, Vytautai, šiuolaikinėme technologijų amžiuje, kai informacijos srautas yra beprotiškai didžiulis, platus, gali rinktis knygą kokią nori. Nori popierinę, nori skaityklėje, nori audio, ar ne? Tau patogių formatų. Podcastų tikrai labai daug visokiom kalbom. Lietuviškai, angliškai, vokiškai, japoniškai, kaip tik supranti, gali klausytis. Ir tikrai žmonės, kurie kalba, yra ekspertai tos ryties. Jie yra praėję galbūt tam tikrą kelią. Ir tikrai man kaip, pažiūrėjau, vadovui patyrusiam ir dirbančiam su vadovais, aš klausausi, ten ta žinia, ta informacija jinai yra. Bet vienintelis, kas paskui nutinka, o ką su ta informacija daro? Išgirdo, būna tokia pirminė euforija, supratau, viskas aišku, dabar tai jau man labai aišku, ką reikia daryti. Ir kas dažniausiai po 10 dienų 40% viso to išsitrina, o po 100 dienų jau ten išsitrina ir lieka gal 10-20% tik tai, ar ne? Ir jeigu nieko yra nedaroma su tuo, tie įpročių rinkinys, kurį reikia pastatyti, dėja, labai nedaugelis žmonių turi gerą patirtį iš vaikystės, iš paauglystės, iš mokyklos laikų, iš universitetų, kur drausmė, disciplina ir va tas išgirdau, supratau, einu ir darau, ar ne? Tokių labai yra, kol kas, dėja, bet nėra daug.